Sveiki šį antradienio vakarą. Žiūrite tiesioginę nuotolinę nepatogaus kino festivalio diskusiją. Tikrai labai įdomia ir aktualia, ypatingai aktualia tema. Antigenderizmas. Labai girdėtas turbūt žodis, ypatingai kai buvo daug kalbama apie Stambulo konvenciją. Tai turbūt mes apie tai daugiausia ir išgirdom, kuomet vyko diskusijos Stambulo konvencijos kontekste ir kuomet buvo pradėtos diskusijos dėl tos pačios lyties partnerystės. Bet iš tikrųjų šita sąvoka yra kur kas daugiau ir kur kas plačiau ir šaknų reiktų ieškoti kur kas giliau. Ir tos idėjos, antigenderizmo idėjos, be jų neapsiėjo daugelis 20-ojo amžiaus diktatūrų ir fašistinių režimų. Štai Europos parlamento duomenimis per paskutinius 10 metų antigender organizacijų išlaidos Europoje siekia $702 milijonus. Tai iš tiesų, kodėl režimai tiek daug investuoja, kad skatintų pasipriešinimą šitoms idėjoms? Ką mes turime žinoti dabartinėme kontekste? Kaip Rusija išnaudoja visas šitas savokas ir visus šitos modelius, skatindama priešiškumą? Apie tai mes kalbėsime šioje nuotolinėje diskusijoje, kurioje labai raginu jūs visus dalyvauti, kurie stebite. Tikrai labai pagelbėtumėte ir man, ir visos diskusijos dalyvės, net nebejoju, lauktų jūsų klausimų. Skatinu rašyti savo įžvalgas, pastebėjimus, nuomonės, viską mėginsiu ištransliuoti šitos diskusijos metu. Na, o dabar norėčiau pristatyti, kasgi šiandieną dalyvauja. Tai yra Akvilė Giniota, lytiškumo ugdytoja, Vilniaus universiteto ugdymo mokslų doktorantė. Labas vakaras, Akvilė. Dovainė Bušman, politikos mokslų doktorantė Vienos universitete, tyrimų platformos mobilios kultūros ir visuomenės mokslinė darbuotoja. Sveiki, Dovainė. Sveiki. Ir Miglė Krancevičiūtė, žurnalistė, tyriamosios žurnalistikos centro Siena, bendra steigėja. Labas vakaras, Miglė. Sveiki. Taip pat mes turim gestų kalbos vertėją Kristiną, kuri pagelbės žmonėms, kuriems reikia gestų kalbos. Taigi dar kartą primenu, kad jūs visi, kurie stebite šią diskusiją, taip pat joje galite dalyvauti. Taip pat labai rekomenduoju pasižiūrėti nepatogaus festivalio Kiną į šviesą, kuris šiaip ir yra apie tai, apie ką mes šiandieną kalbėsim, apie lytiškumą. Diskusijos rengiamos bendradarbiaujant su Lietuvos radijo ir televizija, o rėmėjas Nyderlandų karalystės ambasada Lietuvoje. Gerai, tai kągi pradėkime ir mano tas paminėtas skaičius. $702 milijonai tokios išlaidos Europos parlamento duomenimis per pastaruosius 10 metų buvo skirtos antigender organizacijų veiklai. Kreipiuosi į Akvilę, todėl kad jūs tokį net ir straipsnį publikavote, kas bendro tarp susirūpinusių tėvų ir Rusijos propagandos, ir rašėte ten dar ir daugiau tų duomenų ir skaičių. Aš dabar bandau greitai atrasti. 2008-2018 Rusijos oligarchai skyrė per $200 milijonų Europos antigenderistinėms organizacijoms. Dar vienas įspūdingas skaičius. Tai gal galėtumėt pakomentuoti, ką tai reiškia? Ar čia reiktų, nežinau, taip sakant, praleisti pro ausis tuos visus skaičius, ar visgi tai yra labai didelė reikšmė? Na tai tie skaičiai turbūt nelyginami su niekuo, patys iš savęs nieko nereiškia, jie tik įrodo, kad veiksmas vyksta, kad čia ne paranoja ir ne kažkokių konspiracinių teorijų vaikymasis yra ta diskusija apie antigenderizmą, ir manau, kad tas būtent sąsaja, jog Rusijos propaganda naudoja antigenderistinę retoriką, žinutes nutaikytas į Europos Sąjungą ar į Europos Sąjungą prisijungti norinčias valstybės. Dar mes ir vėliau turbūt diskutuosim, kad ir Vatikanas čia yra susijęs labai stipriai, ir štai islamo ekstremistai ir Amerikos fundamentalistai susiję. Tai tikrai sunku aprėpti, galvoju, koks tai yra mastas.
vis dėlto tie skaičiai ir daugelis kitų duomenų padeda, gal įžeminti tą temą ir suprasti, jog tai tikrai nėra kažkokie būgštavimai ir kaltų ieškojimas tokiu dideliu mastu, bet ganėtinai organizuota strategija, kuri mokslininkų netgi yra vadinama tarptautinė dešiniųjų strategija ir būtent sieti savo retoriką su genderizmo, tai čia dedu į kabutes, su lyčių lygybės, lyčių studijomis, lytiškumo ugdymų siejama retorika, LGBT aktyvizmas, moterų teisių judėjimai yra kritikuojami ir jiems yra pripaišomi įvairūs nebūti tikslai, tai griauti tradicinę šeimą, kažkaip išnaudoti vaikus ir taip toliau, būtent su kuo genderizmas yra siejamas, taip pat panaikinti moteris ir vyrus arba atvirkščiai kažkaip įgalinant vien moteris, tada sužlugdyti vyriją, tų genderizmo naratyvų yra daugybė ir mes greičiausiai visus juos iki vieno esame girdėję, tik tai, kad problema ta, kad nors mokslo duomenų šioje srityje daugėja, vis dėlto tik Rusijai padarius savo pirmąją invaziją į Krymą 2014 metais ES ir apskritai vakarai atsibudo, kad vykdoma informacinė kampanija, kuri yra vadinama propaganda, nukreipta į ES valstybės. Tai mes esam tokie labai bevėluojantis diskutuoti apie šią temą, nes jau virš 2 dešimtmečių Rusija vykdo tą savo informacinę kampaniją, tai mes buvom užmigę kažkokiame taikos miege. Arba, matyt, kad šiek tiek užmigę, bet gal ir, kaip pasakyti, pati tema labai imli. Jį kelianti daug jausmų, ar ne, daug emocijų. Pamėginkit jūs kažkur tai pradėti diskusiją apie tai, pavartoti šitą žodį, jis, matyt, pats iš savęs yra labai sukompromituotas tos propagandos. Nes ne vien propaganda. Gender yra kaip kažkoks, nežinau, siaubas baubas, kuris išlenda iš tamsos ir pasigrobia mūsų vaikus, ar ten dar kažkas įvyksta baisaus. Tai irgi turbūt yra propagandos produktas vienareikšmiškai. Iš dalies tik norisi akcentuoti, jog Rusija nesukūrė šito dalyko, Rusija labai sėkmingai eksploatuoja šitą tematiką, bet mes savy visas homofobijas ir skepticizmą feminizmui, moterų teisėms, lytiškumo ugdymui jau turime iš anksčiau. Jie tiesiog identifikuoja tas labai jautres, labai jau savaime kontroversiškas temas, polarizuojančias, visuomenės kalbančias temas ir jų tikslas nėra kažkaip pasiūlyti naują tiesą. Jų tikslas yra sukurti tokį informacinį chaosą, kad mūsų visuomenė, vakarų visuomenė tiesiog būtų sutrikdyti tie tiesos orientyrai ir mes vieni kitais nepasitikėtume ir galvotume, kad čia yra chaosas, mums reikia grįžti, nusigręžti nuo tų progresyvių kažkokių vakarų Europos Sąjungos idėjų ir grįžti prie to, ką mes turėdavom anksčiau. Gal čia yra baimių arba nežinojimo pasekmė. Žinot, jeigu mes kažką labai aiškiai žinotume, tai gal mums nekiltų net kažkokių tai klausimų. Ir tas, žiūrint istoriškai į kitas temas, kuriuose irgi buvo tam tikrų kažkokių tai niuansų. Pavyzdžiui, žinot, aš pasakysiu tokį labai paprastą pavyzdį. Norberto Černiausko knygoje Paskutinė Lietuvos vasara yra aprašoma situacija, tai yra laikotarpis iki bolševiko atėjimo, ar ne? Yra aprašoma situacija, kaip vyko siaubingai karštos diskusijos bažnyčiose, visuomenėse, aikštėse ir visur kitur, dėl vieno įstatymo, kuris, kaip buvo teigiama, suardys šeimas, paliks našlaičius vaikus, žodžiu, nežinau, ten iš vis sugriaus visą struktūrą ir taip toliau. Jūs nepatikėsit, koks tai įstatymas. Jeigu mes žiūrim laikotarpį, ne tiek jau daug, kelis dešimtmečius atgal, tai yra civilinės metrikacijos įstatymas. Dabar mes net nebekeliam klausimo apie tai, ar ne? Toks remarka atgal į praeitį. Taip. Bet taip. Kai yra kažkoks naujas dalykas, kas galbūt neišaiškintas, jį politiškai labai lengva išnaudoti. Dovainė.
Taip, iš tiesų jį labai lengva politiškai išnaudoti. Aš gal norėčiau pridurti, kad, o ne pridurti, bet kažkaip pasidalinti savo mintim. Aš ir savo ankstesnėme straipsnėje rašiau, kad Rusija ir kas susijęs su tuo, su Lietuvos praeitimi, Rusija, komunizmu, socializmu, bolševizmu ir taip toliau, netgi yra ir net naudojama kaip strategija tarsi kažkaip paneigti gender idėją, sumažinti, tiksliau, paneigti lyčių studijų svarbą ir taip toliau. Tai ne tik mes galvojame, kad Rusija, tarsi progresyvios jėgos galvoja, kad Rusija kišasi Lietuvos vidaus politiką, į vidaus santykius, bet tuo pačiu žmonės, kurie yra labiau konservatyvūs, taip pat turi tą idėją, kad lytis atėjusi yra iš komunizmo, iš Rusijos, čia kaip tada lyčių lygybė buvo svarbi, taip ir dabar Europos Sąjunga, tas naratyvas toksai vis dar yra labai svarbus. Ir galbūt reikėtų pabrėžti, kad ne tik iš užsienio ateina tos idėjos, kad lyčių lygybė, lyčių santykiai yra kažkokia ideologija, bet ir Lietuvoje pačioje yra daug suinteresuotų žmonių, kaip ar kažkokių tai institucijų, organizacijų ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, nežinau, šeimų sąjūdis, Vilniaus frontas, kas dar? Lietuvos tėvų forumas, Laisvos visuomenės institutas. Taip. Tai man atrodo, svarbu yra pabrėžti ir tai, kad net ir Lietuvos viduje yra daug suinteresuotų lyčių lygybę ar lyčių studijų idėjas kažkaip tai, ne tai, kad nuvertinti, bet tiesiog iš vis. Gal čia labai galima, kaip pasakyti, paprastai paaiškinti, kodėl Lietuvoje taip yra. Tai yra katalikiška šalis, jeigu mes kalbam, ar ne, kad, Akvilė, jūs sakėt, kad vis tiek viskas ir Vatikanas yra eksploatavęs tam tikras, kaip sakyti, idėjas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, kaip ir sakiau, kažkoks naujas, neišaiškintas reiškinys, net nelabai iki galo išdiskutuotas ir visiems keliantis, sakau, siaubą kažkokį dėl to, kad jie nežino. Jiems atrodo, kad čia kažkoks įvyks baisus dalykai. Tai va čia, gal čia yra mūsų pačių problema iš tikrųjų, kad mes savo namų darbų nepadarom šitoj temai, Dovainė, kaip jūs nežinau, manote, kaip kitos šalys su tuo susitvarko ir kodėl, sakykime, nežinau, kokį čia pavyzdį pasakyti, Ispanijoje gal kokioje, arba dar kažkur, tai nebekilo tokių klausimų. Tiesą sakant, nemanau, kad kitos šalis susitvarko. Mes matome ir Vokietijoje, ir Austrijoje. Gal ne iki galo. Labai, labai stiprius judėjimus prieš lyčių studijas, prieš iš viso gender kaip idėją. Vokietijoje dešiniosios radikaliosios partijos labai dažnai instrumentalizuoja šitą terminą ir kitos organizacijos. Tai nemanau, kad kitos valstybės yra, kaip jūs sakot, susitvarkę kažkaip su tuo klausimu. Tai gal net ne tiek susitvarkymo klausimas, kiek skirtingi šalių pačių kontekstai. Mes kaip valstybė, ką Daiva ir minėjo, esame istoriškai gana jauna demokratija, kas leidžia mūsų tai tokiai, nežinau, vakarietiškai pasaulėžiūrai formuotis pamažu, lėtai. Mes visą laiką sakom, kad mes gana atsiliekame nuo vakarų, lygiai taip pat ir su visuomenės tokiu, kaip pasakyti, pažeidžiamumu propagandai. Mes lygiai taip pat atsiliekame tą prasme, kad lyginant, pavyzdžiui, su Skandinavijos valstybėmis, ta pati, pavyzdžiui, žiniasklaidos kontekstas. Skandinavijos valstybės daug geriau sugebėjo tam tikrą prasme šviesti visuomenę ir panašiai, ta prasme, kad ir turėjo daug mažiau tos skaudžios rusiškos rusų įtakos, o mes ką turim dabar, tai mes labai lėtai žingsneliais vis dar lipame iš tos duobės ir patiriame tokias kontekstinės didelės atakas propagandos su visais finansavimais, ta prasme matom, kad nepasiduoda tas aparatas, jisai nori kovoti ir toliau ir, kaip pasakyti,
burti tuos, segmentuoti visuomenę, priešinti visuomenę, ką puikiai matom kiekvieną dieną. Tik tai gal tas kontekstiškumas, man labai norėjosi pasakyti, kad turbūt viena iš esminių priežasčių tai yra tai, kad mes dar net nespėjome išlipti galutinai iš įtakos, o dabar tos atakos išorinės, jos dar sustiprėjo, panaudojant kiek įmanoma daugiau įvairių segmentų, tai yra propagandinių, tai yra apie ką mes kalbam, genderizmo, antigenderizmo, propagandos ir dezinformacijos klaida ir visos kitos linijos, nežinau, Covidas, kas čia dar buvo, dabar visą laiką einama ant to, kad Landsbergis sugriovė kolūkius ar kažką, ta prasme, daug tų yra linijų, kurios yra išnaudojamos ir tiesiog su genderizmu labai puikiai pamatėm, kad iš tiesų buvo galima sukurti problemą ten, kur jos apskritai nėra ir niekas nebūtų ieškojęs. Tai bandant apsaugoti žmonių teisės. Ir buvo pradėta aiškinti su naratyvu, kad ne, čia žinokit, nebando apsaugoti, o bando paimti tas teisės kažkokiu būdu. Tai va čia, manau, buvo labai jų kabutėse gera, bet paveiki strategija. Ar jums, Migle, teko nagrinėti, kas tai yra per judėjimai? Na, jeigu mes kalbam apie Lietuvą, ar ne? Kur tos šaknys jų atsiradimo, kokia ten jų kilmė, finansavimas galbūt? Akvilė labai puikiai paminėjo, tai yra Laisvos visuomenės institutas ir man iki šiol nuostaba kelia, kai su laisvė, žmogaus laisvė ir teisėmis nieko neturinti bendra organizacija pasivadina Laisvos visuomenės institutu. Šaknis tai yra kaip? Šaknys, pačių šaknų aš negaliu atsekti, bet aš labai puikiai galiu suvesti tai su politinėmis jėgomis. Ką pati vakar suvokiau, kai, žiūrėkime, Orlauską iškėlė į Kauno merus valstiečiai, Laisvos visuomenės institutas iš dalies irgi yra susijęs su Valstiečių žaliųjų sąjunga kaip valdybos narė ir, man atrodo, netgi bendrai kūrėja Kristina Zamarytė Sakavičienė yra ilgą laiką buvo Agnės Širinskienės padėjėja Seime. Tai čia, ta prasme, paskui nebebuvo, bet esmė ta, kad visą laiką tos idėjos Seimo koridoriuose, tos iš tiesų prieš Stambulo konvenciją pasisakančios, prieš tikrai nuostabių organizacijų bandymus padėti ten, nežinau, ginti moterų teisės, abortai, ta pati Stambulo konvencija ir panašiai, tai kiekvieną kartą susikirsdavo su būtent Laisvos visuomenės instituto priešprieša, kurią neždavo kas? Kristina Zamarytė Sakavičienė, kuri buvo Seimo narės Agnės Širinskienės padėjėja. Tokiu būdu jie labai puikiai diktavo tam tikrus netgi ir pokalbius komitetuose ir svarstymuose. O dabar kas finansuoja, tai aš tuoj gal netgi, kad nesuklyščiau, mes atsekėm, kai darėm tą medžiagą labai puikiai, kad tai yra pačioj aukščiausioje vietoje, tai yra TFP judėjimas, Tradition Family Property, tradicija, šeima, turtas, nežinau kodėl. Tada eina finansavimas čia realiai, kaip pasakyti, pasaulinis, iš Brazilijos, iš dar kažkokių, bet iš tokių masyvių tų darinių išplaukė per Lenkiją, per Piotro Skargos institutą ir įplaukė į Lietuvą, tai yra į Laisvos visuomenės institutą ir į Krikščioniškos kultūros institutą, kur iš vis nei su krikščionybė tikra, kas praktikuojantis katalikai, ta prasme, yra toks bendras suvokimas, kas yra krikščionybė. Tai su krikščionybė nieko bendro nėra, su kultūra tuo labiau. Tai visi tie pinigai iš tikrųjų mes nenustatėm, ar tai yra grynai rusiški pinigai, bet mes nustatėm labai aiškias sąsajas. Kad tai yra, pavyzdžiui, TFP organizuoja renginius, kuriuose dalyvauja rusų oligarchai,
kodėl jie ten dalyvauja, koks jų interesas. Tai aišku, ta prasme, klausimas iškyla ir klausimą galima atsakyti, kad tai taip, tai reiškia, jų yra interesų laukas ir labai gali būti, kad jų ir pinigais, ir galbūt net iš Kremliaus tie pinigai ateina. Nežinau, aš čia dabar keliu klausimų, ta prasme, kas galėtų paneigti. Aišku, tegul paneigia. Čia, žinot, Migle, gal tų sąsajų tiesioginių ir nėra, ir aš pasakysiu dėl ko. Yra tokia knyga Putino žmonės, Financial Times žurnalistė, išnagrinėjusi visą modelį, kaip veikia apskritai tas modelis režimo, dabartinio Kremliaus režimo, Putino, jo aplinkos, kaip tas mechanizmas sudarytas, kokiu pagrindu viskas vyksta, kaip viskas vyksta per bičiuliškas firmas, mesgami kontaktai ir taip, bet toks kaip voratinklis susidaro. Ir tai yra vienas įdomus momentas, kuris gali paaiškinti tai, ką jūs sakote, kad tai gali būti nerusiškos pavardės finansuotojų, dėl to, kad yra rusų emigrantai, kurie išvažiavę visiškai ne dabar ir net ne prieš 50 metų, tarkim, Pirmo pasaulinio karo metu, ir kurie gyvena kokiai nors, nežinau, Šveicarijoje ar dar kažkur Europos šalyse, ir kurių pavardės jau net nerusiškos. Bet jie yra labai ryškus tos dešiniosios, ultradešiniosios nacionalistinės krypties ideologai, matantis Rusijos imperiją kaip trečiąją Romą. Ir ta prasme, jie tą transliuoja nuolatos ir jie turi krūvas organizacijų pristeigia. Ten yra baltųjų viršenybė ir visi kiti reikalai, tame tarpe ir tai, ką mes šnekame dabar, va šita visa tema. Tai gali būti, kad tos organizacijos, ten mes nerasim tų tiesioginių rusiškų pavardžių, ar ne, jos gali būti kažkokios europinės organizacijos, bet ten giliau pasikapšius gali atrasti štai tokių visokių nuosėdų įdomių. Tai gerai, bet jeigu dar šiek tiek kalbėti apie pat jūs paminėjot, Migle, religija, ar ne, yra stipriai išnaudojama irgi šitame kontekste, kaip toks netgi ideologinis pamatas, kodėl to neturėtų būti. Dovainė, čia dabar į jūs kreipiuosi. Ir būtent šitas momentas, ar čia irgi koks nors naujas reikalas yra, ar čia visgi jau kaip sakyt, mes galim šnekėti ir apie kažkokį, metais besitęsiantį, kuomet religija kaip kažkoks jautrus dalykas yra išnaudojamas tokiems visokiems reikalams. Nežinau, galbūt ir taip ir ne. Galbūt religija yra ir vienas iš aspektų, kas matoma ir vis europietiškose anti-gender tendencijose ar judėjimuose, bet tuo pačiu tai yra Lietuvai ir specifiškas. Sakykime, jūs pati minėjot, kad Lietuva yra labai katalikiška šalis ir labai bažnyčia ir kunigai, sakykime, taip, turi didelę įtaką Lietuvoje, bet tuo pačiu ir kitose šalyse matome, kad ta idėja, kad šeima yra sukurta Dievo, kad šeima susideda iš motinos, tėvo ir vaikų, irgi vyroja. Tai galbūt tai yra tiesiog ir taip ir ne. Atsakyčiau, gal taip jūsų klausimą. Bet tos antigenderizmo idėjos, tai iš principo, jeigu mes žiūrėtume šiek tiek į istoriją, tai per tą visą 20 amžių, vis tiek tai buvo pagrindas tų diktatūrinių ir fašistinių režimų. Tai nežinau, ar Dovainė, ar Akvilė, kuri čia geriau galit pakomentuoti tą situaciją. Ta prasme, tai iš tikrųjų tai nėra šių laikų, ar ne, kad kažkas tai būtų dabar atsiradęs kažkoks naujas reikalas ir Taip, čia mes braižomės apskritai, tada jau tokia išeiname į dar vieną temą, kas yra mūsų vakarų kultūroje traktuojama kaip teisingas žmogus. Tai yra, žinoma, jau tas nuvalkiotasis baltodis, vidutinio amžiaus vyras, jau tik tiek tas vidutinio amžiaus šiais laikais jau truputį pajaunėjo, negu kad prieš 20-metį būdavo, jau 40-mečiai nebekviečiami į darbo pokalbius, ar ne, žinoma, heteroseksualus, vyriškas, šalia jo yra moteriška moteris, tai čia yra tie tinkamieji žmonės ir lytis yra priemonė skirstyti žmonės į normaliuosius ir nenormaliuosius, natūraliuosius ir nenatūraliuosius. Ir tai, žinoma, labai stipriai siejasi su krikščionybė. Mes puikiai matom iš
kolonistinių praktikų, kai iš Europos valstybių būdavo vykstama į, ką žinau, Amazonės ar ne džiunglės, susitinkama su tenykščiais gyventojais, baisimasi, čia kalbant apie kokį 16 amžių, jų gyvenimo praktikomis, apie palaidą gyvenimą, pavyzdžiui, 5 kokias nors indėnų genčių lytis, o nors mūsų Europoje buvo tik 2 lytis, ir siekiama juos atversti į krikščionybę ir taip ištrinama jų istorija, neigiant tą įvairią lyties interpretaciją, kuri visada buvo ir greičiausiai ji visada ir išliks. Tai mes turime tą tokį humanistišką tinkamo žmogaus pasaulėvaizdį ir manipuliuojant tą tinkamo žmogaus idėją yra kuriami tie mūsų visuomenės priešai, tie vadinamieji others, kiti. Kaip aš sakau, čia yra ne tiesiog homofobija, ne tiesiog ksenofobija, bet apskritai kitofobija, tas politinis labai patogus įrankis bandyti rasti atpirkimo ožius, sukonstruojant kitą. Tai yra tas, kas mūsų lietuviškąją tapatybę, mūsų europietiškąją tapatybę stengiasi sugriauti. Tai pavyzdžiui, antigenderizme taip pat kaip ir lytiškumo, lyčių, seksualinės orientacijos tematika yra labai stipriai eksploatuojama, bet tuo pačiu ir labai įdomiai islamas ir musulmonai yra įtraukiami. Ir pavyzdžiui, kai mes kalbėjom apie tai, ar Skandinavijos šalis yra išsisprendusios antigenderizmo problemėlės, tai skaičiau kadaise straipsnį apie tai, kaip antigenderizmas veikia Švedijoje. O Švedija, kaip mes žinom, turbūt vienintelė pasaulio šalis, kuri taip neabejotinai visą savo valstybės brandą, visą savo tapatybę yra pastačiusi ant žmogaus teisių, ji yra humanitarian superpower, kaip čia lietuviškai, humanitarinė supergalia, ar ne, užsimaniusi būti kažkur po antrojo pasaulinio karo. Tai jų tapatybė pastatyta ant žmogaus teisių, ant lyčių lygybės, ant tolerancijos, įvairoviai, seksualinių orientacijų priėmimo. Ir kaip ten suveikia, tai ten kraštutinė dešinė eksploatuoja būtent tai, jog atvykėliai musulmonai gadina mūsų lyčių lygybės sampratą Švedijoje. Tai tie kažkokie antigenderizmo yra surandama, kaip panaudoti tą temą mūsų konkrečiai kontekstui ir kaip sukurti tą kitą. Ir yra sukuriamas kitas, tai būtent musulmonai. Ir tai kraštutiniai dešiniai Švedijoje labai nesisekė, kaip mes žinom dabar, jie kaip niekada daug ar ne gavo palaikymo ką tik buvusiuose rinkimuose ir mandatų savo vyriausybėje. Tai prieš kažkur gerą 10-metį jie pakeitė savo retoriką, kaltindami ne imigraciją kaip Švedijos problemų ašį, bet būtent musulmonus ir islamą, ir tada jie pradėjo rinkti vis didesnę palaikančiųjų masę. Tai va tas kito sukūrimas, prieš pastatant tam tinkamam žmogui, mūsų nacionalinis identitetas, jis yra siejamas ne vien su valstybės ribomis, su vėliava, su maistu, bet ir su tuo, kas yra tinkama lytis, kaip atrodo tinkamas žmogus. Tai yra ir netgi ir lytiškasis, lytinis nacionalinis identitetas, kas yra tas tinkamas lietuvis. Ir čia yra eksploatuojama ta lyties tema. Bet aš dar truputį noriu grįžti, pasinaudodama progą, kad jau kalbu, prie to, ką tas antigenderizmas daro, kuo jis yra naudingas Rusijai, nes tarsim taip sukelia tą paniką, bet vienas iš pagrindinių Rusijos tikslų yra įsteigti, įtvirtinti tokį naratyvą, kad Europos Sąjunga su savo visais tais multikulturalizmais, su savo visom tom tolerancijom išėjo iš krašto, tiesiog nesuvaldo visų šitų idėjų, kurios savaime nėra blogos, bet žiūrėkit, ji tapo ir tada prikuriama visokių netikrų naujienų, dezinformacijos kampanijos apie tai, kaip Vokietijoje kažkur yra įteisinta pedofilija, Europos Sąjunga ją netgi gina ir tokių pilna naujienų, arba yra paleista apie Lietuvą netgi jau atpažinta dezinformacijos kampanija prieš gerus keletą metų, kad NATO kariai prievartauja vietinės moteris. Ir yra tas būtent su ES simboliais, konceptualiais ir materialiais siejamas tas begalinis ištvirkavimas Sodomo ir Gomorą, ir apskritai ES yra imama
tokia kuriama jos tapatybė, jog ji tiesiog tvirkina vaikus. ES lygų vaikų tvirkintoje. Ir tada Rusija pasiūlo tą tokį propagandinį mechanizmą, kai reikia rinktis iš dviejų blogybių. Ką dabar mes rinksimės? Ar tą tvirkintoje Europą, Sodomą ir Gomorą, ar Rusija? Abudu blogi variantai, bet tai aišku, kad mes rinksimės Rusiją, nes mes nenorim tos tvirkinančios Europos, nes mes norim savo vaikus ginti. Tai ir čia gimsta nauja politinė tapatybė, susirūpinę tėvai. Čia jūs labai gerai paminėjot, ką aš ir norėjau klausti, tas vaikų faktorius šitoj temoj yra, turbūt esminis momentas, kuris labiausiai ir sujaudina ir išaudrina, turbūt, taip sakant, emociškai, kaip čia pasakyti, kokį čia teisingą žodį pavartoti. Tiesiog, čia yra tas mygtukas, kurį paspaudus viskas važiuoja be problemų. Taip. Vaikai yra nuostabus įrankis kelti sumaištį ir tokį ištraukti iš mūsų labai gyvą, labai gaivališką natūralų susirūpinimą, nes mes tiesiog norime jais rūpintis ir tai yra natūralu. Taip, beje, šitą kozirį labai puikiai visais kampais ir išnaudoja, ta prasme, kad tai vienas dalykas, tai yra mūsų vaikai, kurie ten taps kažkokiais tai nebe žmonėmis, nes juos pavers šitą genderizmo idėją. Bet dar yra kitas kampas, kad tai iš vis, ta prasme, kad man tai iš tikrųjų net liežuvis neapsiverčia, bet ta prasme, kad kažkas atims jų vaikus. Ir, nežinau, kas dabar vyksta iš esmės su vaikais, tai kad dėl netobulos vaiko teisių visos sistemos iš tiesų yra nepagalvotai kai kurie sprendimai priimami. Ir yra ta Stambulo konvencija, prieš kurią čia su šakėm ir deglais ėjo, jinai būtų kažkiek padėjusi tą situaciją pagerinti, bet labai juokinga, kad jie visą laiką vadina dalykus priešingai nei yra iš tiesų, ta prasme, tarkim, tas Laisvos visuomenės institutas, tai lygiai taip pat ir su vaikų teisėmis, kad, jie gina vaikų teisės prieštaraudami Stambulo konvencijai ir jos ratifikavimui, nors iš tiesų, ką mes matom ir įvairiuose kontekstuose matom, kad būtent taip jie ir, kaip pasakyti, čia jiem gaunasi gal šalutinis produktas išeina, bet kad iš tiesų tai žmogaus teisės būtent ir nukenčia dėl jų veiksmų aktyvių. Kad nėra to mechanizmo užtikrinančio vaikų ir žmogaus teisų apsaugą ratifikuoto, įtvirtinto, išplėsto ir tokio sisteminio ir tikrai tikslaus. Nes ką dabar turim, tai turim su daug spragų ir kur pirštų beįbestum, ten randi spragą, ten randi nukenčiančias tiek šeimas, tiek tuos pačius vaikus. Tai jiems tų vaikų, nežinau, tų, kuriais manipuliuoja ten tėvai besiskiriantis panašiai, jiems negaila. Jiems gaila tų vaikų, kuriuos lytiškumas pavers trečialyčiais ar ten belyčiais, kad ir ką jie įvardintų. Tai man labai visą laiką šitas stebina aspektas. Žinot, tokį papasakosiu irgi iš praktikos pavyzdį. Vienas politikas man pasakojo, kai šeimų maršo vyko protestai prie Seimo, taigi čia irgi tas pagrindinis naratyvas buvo, ar ne, ta vėliava pagrindinė Stambulo konvencija, vienos lyties porų santykių įteisinimas, tas lytiškumas, ar ne, irgi ta antigender visa ideologija ir taip toliau. Tai vienas politikas pasakojo bendravę su šeima, kuri atvažiavo ten, nežinau, Šilutės, man regis, iš to krašto. Jauna šeima ir jisai klausė, sako, kodėl jūs čia vidury savaitės atvažiavote, savo laiką aukojate, čia stovite. Tai jų priežastis buvo tokia įvardinta, kad mes girdėjome, jog dabar Seime yra svarstomas įstatymas, kad vaikas nuo 16 metų be tėvų sutikimo galės pasikeisti lytį. Jo tokio net nėra įstatymo šiaip jau. Ir niekada nebuvo. Ir niekada nebuvo ir nebus. Bet kokia yra dezinformacija arba informacijos nepakankamumas,
Arba netgi aš sakyčiau, šitoje vietoje gal net nereikia apie gender kalbėti, ar antigenderizmą ar genderizmą. Pradėkim nuo žodžio lytis, kuri jau visiems sukelia kažkokie, nežinau, šiurpulius, ar ne, kai pradedi šnekėti apie lytiškumą kaip po tokį ir jo mokymą mokyklose, visiems atrodo, kad ateis kažkoks dėdė arba teta ir aiškins, kas yra ta trečioji lytis, ar kaip čia reiškia iš mergaitės patapti berniuku ar dar kažką. Ir čia mes matom, kaip puikiai jau nuveikė darbą iš tiesų tos jėgos, ta prasme, kad dabar net nebegali būti sveikos diskusijos, nes yra tokiam lygiai supriešinti žmonės ir tie, kurie jau buvo pagauti to viso rato, tos visos informacijos klaidos, tai jie yra taip stipriai įtikėję, kad iš tiesų vargu ar begalima būtų kažkaip tą įtikėjusią kartą atversti į realybę. Ir čia iš tikrųjų yra labai gerai, o jau matau, kad... Matot, kokį užkabinau. Taip, ne, bet iš tiesų, nes aš savo aplinkoje lygiai taip pat matau, kad žmonės jiems plaukai atsistoja ant kūno, kai išgirsta kažką ir ta tema ir jiem atrodo, kad ne, čia yra jų tiesa. Tai vat iš tikrųjų, koks stiprus poveikis ir žala jau yra padaryta. Ar jinai dar sugrąžinama ta situacija į kažkokį pradinį tašką, Akvilė? Taip, vienareikšmiškai. Tai čia jūs labai taip taikliai įvardėjote, jog tas lytinis neraštingumas, elementarus nesigaudimas šiuose temose, žinoma, labai padeda greitai įžiebti ugnį, tokias sausas šienas, ir reikia tik mažytės kažkokio gando paleistos anties, kad Seime toks įstatymas beprotiškas, kur net nežinau, jis kažkur aš nesu girdėjus tokio, žinokit, daug metų dirbu, tikrai būčiau girdėjusi, bet tikrai ne. Tokių yra pilna, bet tuo pačiu, kadangi aš lytiškumo ugdytoja esu, tai aš tenka vesti mokymus įvairiausiai publikai, įvairiausio amžiaus publikai, tai vienareikšmiškai tie visi šeimų maršo, antigenderizmo, panika, isterija, ji yra mūsų tų suaugusiųjų pilnamečių isterija, jauni žmonės, jeigu, žinoma, paveikti labai savo šeimos turi, bet jiems tai didelė dalimi net nėra klausimai, apie ką čia vyksta, apie juos, kai vyksta diskusija, jiems tai viskas aišku apie juos pačius, bet kai tenka su skeptiškai suaugusiais bendrauti ir mes turime kokybiško laiko, 3 valandas, kur aš pristatau tas lytiškumo ugdymo koncepcijas ir kaip jos siejasi su vaiko raida, kaip tai moksle patvirtinta, kas yra siekiama, ko nėra siekiama, žmonės nusiramina ir esu gavusi tokių netgi refleksijų po mokymų, sakant, kad aš čia girdėjau, kad čia ta Giniotaitė, ta didžioji lytiškumo ugdymo genderistė, kuri ateis jau mums pasakoti, taip labai skeptiškai atėjau pasiklausyti ir žinokit, jūs mane nuraminot. Jūs mane nuraminot, nes tada buvo tokia kokybiška, nekaltinanti, neforsuojanti, saugi aplinka, kur mes tiesiog galėjom būti diskusijose. Tai žinoma, nėra prarastas, bet prarastas tas gebėjimas kažkaip išmokti apie šias temas, bet tuo pačiu vis tik reikia saugoti savo emocinę sveikatą ir su, kaip aš sakau, Orlauskais greičiausiai net neverta net ir nertis į diskusiją, tiesiog reikia ir savo sveiką protą pasaugoti. Labai. Aš dar norėjau į tą temą taip pat pridurti. Aš nežinau, gal aš ne tiek būčiau linkusi kaltinti paprastus žmonės, kurie nesupranta gender idėjos, nes ta idėja iš tiesų jinai yra iš akademijos kilusi, ar ne, labai abstrakti. Kas yra ta socialinė lytis ir kodėl jinai apskritai yra atskirta nuo fizinės lyties. Tai visų pirma, tai yra visai kompleksiška mintis, ar ne? Ir galbūt tai, kad žmonės to nesupranta ir ta lytis atrodo tokia, kai taip yra neapibūdinta, kai taip neaišku yra žmonės, man atrodo, mes patys linkstame į tą terminą kažkaip projektuoti savo jausmus, savo pyktį, baimę, nežinau, nuostabą ar dar taip toliau. Tai nenuostabu, kad lytis arba gender būdama toks neaiškus konceptas, toksai tiek daug susilaukia emocinio atsako, sakykime taip.
Ir galbūt tai irgi yra Lietuvoje nesančio labai daug dešimtmečių lytiškumo švietimo rezultatas. Tai va, žiūrėkit, taip, dar Akvilė, tada gal čia dar ir jums bus toks, kaip sakyt, irgi tam tikra tema. Vat kaip jūs sakėte, kad yra tas lytinis neraštingumas, ar ne? Man atrodo, kad net toks pasakymas gali dalį visuomenės supykdyti, nes pamėginkit jūs pasakyti žmogui, kad jis kažko nemoka ar nesupranta, sakys, ko aš nesuprantu, aš žinau, vyrai moteris. Čia jūsų klaidinti, ne mes žinom tiesą. Taip, ne, ir šiaip, čia yra psichologija elementari, tas pateikimo būdas. Tai gal pradžioj reikia, kaip sakyt, keisti tam tikrus terminus, ar ne, ir gal tas mažins tą pyktį, kuris jau yra susiformavęs. Kitas dalykas, iš tiesų tai yra ne tik mūsų švietimo, tai yra ir nacionalinio saugumo klausimas, lytiškumo ugdymas. Pamėginkit jūs dabar, aš dabar įsivaizduoju, naišiu aš pas savo kaimyną, pasakyčiau lytiškumo ugdymas, jis sakytų, apie kokį tu čia man raketų mokslą kalbi, apskritai, kas tai yra. Per mažai informacijos. Jūs galbūt, Akvilė, dėstote, matote, ar ne, kokia ta situacija. Iš tiesų, kokiam etape mes esam su to lytiškumo ugdymu, ar jis apskritai kaip po toks pas mus yra prasidėjęs. Ir kaip žmonėms, tai visuomeniai, kuri suklaidinta, nežinanti, galbūt, kuria yra manipuliuojama, išaiškinti ir apie tą socialinį lytį normaliai ir apie visus tuos dalykus, apie kuriuos mes šiandien šnekam. Tai čia nuostabiai, jau čia matau, mūsų tas laikas po truputį jau artėja prie pabaigos, tai nuostabiai mes ateinam į tokį dabar momentą, kuomet labai svarbu yra pašnekėti, jog tuo pačiu tie visi šeimų maršai ir tie mūsų susiskaldimai, jie nėra vien susiskaldimas, nes jis vis tik sukuria galimybę pagaliau ganėtinai dideliu mastu būti kažkokioj diskusijoje, kaip visuomenės mastu. Ir taip, tai yra neskanu, kaimynai išsipyksta, šeimos išsipyksta, geriausi draugai nebebendrauja dėl Stambulo konvencijos, interpretacijos, koncepcijos, kurios neskaitė. Dažniausiu atveju. Bent jau vienas. Kažkas vienas skaitė, kažkas nedažniausiai taip ar nebūna, nes nemažai žmonių tiesiog iš nevilties sako, aš net perskaičiau ten, ar kaip ten iš tikrųjų yra, tai ta diskusija ji tikrai bus ne vienerius metus ir greičiausiai dešimtmečiais mes galėsim skaičiuoti savo tą buvimą šiuose temose ir jų kažkokį bendro vardiklio išsirinkimą. Ir tai yra toks irgi terminas wicked problem, tokios nirčios problemos kaip klimato kaita, Amerikoje pavyzdžiui ginklų kontrolė ar ne, tas pats lytiškumo ugdymas, kur yra labai sudėtinga diskutuoti, nes mes dažniausiai užimam pozicijas, vieną arba kitą, tokių yra arba šitas, ir tada labai klaidingai pradedam netgi kitos pusės motyvus, intencijas interpretuoti ir puolame pozicijas, kurių net niekas nesilaiko. Pavyzdžiui, tas, kad nori kažkas berniukus princesėmis visuose darželiuose paversti, arba aš, būdama kitos pozicijos, irgi taip labai su tokiu pastoviai su sarkazmu žiūriu į Lietuvos tėvų forumą, kur aš net nebejoju, kad irgi yra kažkokių intencijų, kurioms aš ir pritariu. Tik tiek, kad mums yra sudėtinga diskutuoti ir čia turbūt didžiulė niša yra komunikacijos specialistams. Pasitelkti labai stiprius komunikacijos profesionalus, komunikuojant visuomeniai apie kažkokius būsimus įstatymų pokyčius, tas pats consent dabar sutikimo dėl seksualinio smurto prevencijos įstatymas, kur Laisvės partija pasiūlė irgi kokią bombą išsprogdino visuomeniai, bet čia yra susijusios temos su lytiškumu. Tai tiesiog atlikti namų darbus, kaip visuomenė mato tas temas, kas trigerina, kaip... Niekas nepamatuoja temperatūros, va čia ir problema. Suprantat, pas mus, man atrodo, yra viena pagrindinių bėdų. Kad reikia labai atsakingai operuoti šiomis temomis ir neneigti
mūsų susiskaldimo, nes jis yra ir nesistengti jo kažkaip išspręsti, bet išmokti gyventi su paradoksu. Yra tokia labai gera knyga, čia ne apie lytiškumą, kita tema, irgi žmogaus teisų tema, bet ji iš esmės apibrėžia tą visą situaciją, kada yra tokios temos, ar ne, žmogaus teisų temos, kaip miršta demokratijos, tai yra 2 Harvardo universiteto profesorių parašyta knyga, didžiąja dalimi apie Ameriką. Bet kokia ten yra pagrindinė mintis, kad respublikonai su demokratais sutarė tik tuo met, kai nebuvo žmogaus teisų temų, kaip tarkim rasės, lyties. Tada buvo labai lengva dirbti, nes niekas netrigerino, kaip jūs sako, Akvilė, tą tokį nelietuvišką žodį. Bet žmogaus teisų temos yra tikroji vertė. Ir jos niekada nėra nei patogios, nei malonios, nei labai jau čia lengvos. Ir čia gal Miglė, vat jūs kreipiuosi, gal čia visgi labai daug kas ir nuo politikų priklauso. Ir, pavyzdžiui, nežinau, švietimo programuose tas lytiškumo ugdymas turėtų būti kaip ir privalomas ir tą reikia aiškinti, kad tai nėra pavertimas vaiko, nežinau, kažkuo. Blogiausia tai, kad tai yra politinės jėgos, kurios būtent ir išnaudoja tuos naratyvus, sakydamos, kad lytinis švietimas, kurį siūlo mūsų oponuojantį jėga, būtent ir nori vaikus paversti kažkuo ir išmokyti vaikus kažko. Jos sukuria problemą ir ją panaudoja tam, kad kaip čia pasakyti, kad tiesiog visuomenės dalį, kuri yra pagauta to, čia, sakykime, pradėkim iš toliau šiek tiek. Yra didžioji mūsų Rusija, kuri visą tą finansuoja, trolių fabriką, propagandą, jinai užsuka į savo tikslams pasiekti, tai yra skaldyti valstybės iš vidaus. Ką padaro mūsų vietinės politinės jėgos, jos konsoliduoja rinkėją, jos tą segmentą paveiktą tos didžiosios propagandos, jos pasiema ją kaip savo rinkėją ir tada išnaudodamos tuos bendrus melagingus naratyvus, jos savo elektoratą taip kūrė, ką mes matom iš praeitos valdžios pavyzdžius. Labai puikiai ir jau ką minėjau, nesikartosiu, bet taip, grįžtant prie temos, tai yra labai svarbu, kad politikai būtų sąžiningi patys savo ir aplinkai, ir rinkėjams ir nesidarytų iš to savo, kaip pasakyti, reklamos, balsų, bet ką mes matom realybėje, tai kad būtent yra tos politinės jėgos, kurios daro lygiai atvirkščiai ir išnaudoja tą žmonių nežinojimą, baimę ir jau tuos didžiosios propagandos vaisius savo nusiskina ir savo tikslams juos išnaudoja, kas mane iš tiesų labai liūdina, piktina ir labai tikiuosi, kad mes užsiauginsim tokią kritišką rinkėjų kartą su visa puokštė gerų savybių, kritiškai matyti, įvertinti ir neklausyti, ta prasme, tiesiog būti atspariems tai propagandai ir dezinformacijai, kad nebepavyks tokie primityvūs ir gal net nelabai primityvūs, nes, žinom, kad viskas evoliucionuoja, visa ta propaganda ir panašiai, bet aš labai tikiuosi, kad iš tiesų mes būsim atsparūs ateityje ir tiek ir propagandai, ir tiek tiems pigiems politikų triukams, ką darė praeita valdžia, labai sėkmingai turiu pasakyti. Jeigu galima, aš čia iš karto iššoksiu, iš karto į tą pamastymą apie politiką. Norėjau kažkaip pridurti, kad, man atrodo, Lietuvoje nėra, politinėme spektre nėra rimtų ir kažkaip visuomenę atspindinčių kairiųjų politinių jėgų, sakykime taip, kurie nebūtų identifikuojami su postkomunizmu, su buvusiais komunistais, su Rusija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, man atrodo, net jeigu ir būtų kritiški rinkėjai, kaip jūs, Miglė, pasakėte, dažnai, man atrodo, nebūtų net ką rinkti, nes nėra kažkokios tai alternatyvos tam, ką dabar turime. Ir tuo labiau nėra partijų ar nėra politinių jėgų, kurie atstovautų ne tik, sakykime, kurie atstovautų platų rinkėjų ratą, ne tik vidutinę klasę, bet ir pajamų neturinčius žmonės, moteris, LGBTIQ visuomenė ir taip toliau.
nacionalistinis ultradešinysis populizmas, kaip sakoma, dabar yra ant bangos visose šitose temose dėja. Taip, Akvilė. Dar norėčiau pridurti dar vieną labai svarbų veikėją visose šiuose temose, tai yra socialiniai tinklai, medijos, algoritmai ir medijų raštingumo poreikį, siejant su lytiniu tuo raštingumu, tuo nemaloniuoju terminu, kad mums labai yra svarbu suprasti, kaip yra produkuojamas žinojimas, kaip algoritmai veikia ir kad jie mus veikia ir tą irgi labai svarbu turėti domėje diskutuojančiomis temomis. Bet aš kaip ir sakiau, kad iš tikrųjų niekas nematuoja tos visuomenės temperatūros, ar ne? Mes, kada turim kažkokius tokius naujus, kaip jie nėra nauji, bet jie įvardinti pagaliau tos reiškinius, ar ne, kur reikalingas esminis pokytis, esminė reforma. Niekas nepasižiūri, kaip gali būti reaguojama. Gal čia iš tikrųjų yra ta problema, kad pateikiama ir be diskusijų norima, kad viskas būtų patvirtinta. O tos diskusijos pasidaro nebeįmanomos, nes kyla pykčio banga elementariai. Vieniems dėl to, kad jiems čia gal kažkaip tai atrodo, kitiems gal, kad nieks su jais nepasikalbėjo, daug tų priežasčių visokių. Ir taip. Čia turbūt nuo COVID-o ta temperatūra taip gražią iliuziją davė, kad COVID-as užkėlė nemažai tą temperatūrą iš tiesų ir žmonės yra, vienas dalykas pervargę, nuoširdžiai visuomenė yra pervargusi ir pikta dėl to, kad toks yra didelis informacinis srautas ir pokytis, nes, ką iš pradžių žmonės darydavo, tai jie skaitydavo laikraščius ir jie žinodavo, kad jie skaito tiesą. Dabar jie turi būti tokie vadinami fact-checkeriai patys, faktų tikrintojai ir tikrinti, ką skaito, ir žmonėms tai yra kolosaliai, ta prasme, nesuvokiama vis dar, kaip taip gali būti, jeigu aš vartoju informaciją, tai, logiška, kad jinai yra teisinga, ir jeigu tai yra įdomiai, gerai ir man skaniai pateikiamas faktas, nebūtinai jisai teisingas, bet jisai labai yra įdomesnis negu ta vadinama tiesa, tai tikrai vartotojas ims tą faktą ir vartos kaip tiesą, jeigu dar bus 1, 2, 3 skirtingi kanalai, iš ko jis gauna. Ką Akvilė minėjo, Facebook algoritmai, jie puikiai žmogų pagauna ir nebeišleidžia iš to burbulo, dėl ko man kartais būna sunku suvokti, kaip žmonės, kaip žmogus iš vis gali taip mąstyti, nes čia yra mano burbulas. Ir jeigu aš pažiūrėčiau į to žmogaus burbulą, tai ten yra absoliučiai labai stipriai traukiama į tą dezinformacijos srautą. Tai mano įžvalga galutinė būtų tai, kad žmonės yra tiesiog dar nepripratę tikrinti informaciją ir tradiciškai jie linkę pasitikėti jiems suteikiamą informaciją ir psichologiškai jiems yra lengviau priimti tą informaciją, kur tau sako, kad žiūrėk, tau meluoja, čia yra tikra tiesa. Mums iš karto toks, tai jie yra suklaidinti, čia reiškia yra tiesa, tai reiškia aš einu ten. Tai jo, ir COVID-as labai gerai užkėlė, kaip jūs, Daiva, sakote, tą temperatūrą. Žmonės tapo nekantrūs, pikti, įsijautrinę ir dar labiau pažeidžiamesni tam aplinkos spaudimui. Ir ko, bet jau čia tikrinti informacijos, tai ačiū, ne vis. Ta prasme, toks jausmas. Čia dar gal reiktų pridėti, kad tos sąmokslo teorijos, jos yra įdomesnės visom prasmėm, dėl ko jas taip greitai, taip imliai pagauna, ar ne? Nes ta mokslinė informacija, kas dabar iš tikrųjų, pamėginkit paskaityti Stambulo konvenciją, neįdomu, ne? Bet kas aplink ją, ten prirašyta, pripinta visokiausių reikalų. Tai čia jau įdomu, dar su visokiais pagražinimais. Tai čia irgi yra socialinių tinklų, to, sakykime, kaip čia pasakyti, gyvenimo socialiniuose tinkluose irgi pasiekmė, nes ten daug visko gali rasti ir tas sąmokslo teorijas platinti yra labai paprasta. Bet iš tikrųjų, jau tikrai jau kelios minutės tokias paskutinės įžvalgas, Akvilė ir Dovainė, ir dar Akvilė, gal kadangi jau apie tai kalbam, taigi gal jūs galėtume tada paprastai paaiškinti, kas mūsų klauso ar dar klausys, kas yra ta gender
Oi, paprastai, o čia mane pričiupat. Na, va, reikia nuo paprastų dalykų pradėti ir tas jau pat galutinės įžvalgas apie šią temą. Na taip, tai nežinau, ar čia man paprastai pavyks, bet iš esmės tas gender, ta vadinamoji socialinė lytis, tas mūsų vertimas, kurį labai daug kas kritikavo, tai yra būtent tas toks mūsų kultūrinė interpretacija, ką turi viena ir kita lytis veikti. Ir mes puikiai, aš dažnai pasitelkiu istorijos ir geografijos pagalbą, siekiant atskleisti, kodėl tas gender nėra toks akmenį iškalta tiesa. Jeigu mes pažvelgtumėm, kaip skirtingai suvokiamas moteriškumas ir vyriškumas šiuo metu skirtingose pasaulio šalise, toj pačioj, pavyzdžiui, paimkim Suomiją, ar ne? Suomija, kokia Rusija ir Japonija ir Lietuva, ir mes matysime, kad kas pridera moteriai ir vyrui, yra tikrai turi, arba kaip turi atrodyti vienas ir kitas, kokiais hobiais užsiimti, kokius darbus dirbti, tikrai yra tokių netgi dramatiškų skirtumų. Tuo pačiu ir istoriškai mes galime žvelgti, pavyzdžiui, vyras su sijonu atrodo, kažkas jam yra, jis nesupranta, kas jam tarp kojų, ar jis negali apsispręsti, kažkas nenormalaus, kažkas iškrypėliško, bet tuo pačiu lygiai tos pačios frazės buvo kartojamos apie moteris prieš 200 metų, kai jos apsirengdavo kelnes vietoj sijonų ir netgi buvo finansiškai už tai baudžiamas. Plakit, škotas su sijonu tikrai niekam nekelia kažkokių papildomų lyčių, man atrodo, viskas labai gerai. Tai va, mes matom, kad tas gender, ta socialinės reikšmės priskiriamos lyčiai, jos visada kito ir kis. Ir tuo pačiu, net jeigu aplinkoje apsižvalgytume, mes pamatytumėm, kad kiek daug skirtingų moteriškumų yra ir kiek daug skirtingų vyriškumų yra. Ir kartais moterys panašesnės yra su vyrais negu su kitomis moterimis. Ir niekas nebejoja savo lytinę tapatybę, nebando įvesti 72 lyčių, tiesiog ta mūsų įvairovė, tai ir tarva būtent, gender būtent apie tą ir kalba, kad nėra viskas taip stereotipiška ir taip paprasta, kaip mes taip patogiai galvojame, nes nesame pratę apie tai iš viso diskutuoti, nes tai nebūdavo anksčiau temos. O baigiamoji mintis, tai nežinau, dabar šiuo metu gal perduodu žodį Dovainiai. Aš pasirašyčiau po Akvilės paaiškinimu. Sutinku, nelabai, tiesą sakant, turiu ir ką pridėti, nes yra daug skirtingų sampratų, bet po šitą, manau, galime visi pasirašyti, ta prasme, ir labai aiškiai paaiškinta buvo. Gal mano paskutinė mintis būtų, kad labai trūksta mokslinės literatūros ir mokslinių tyrimų apie tai, kaip antigenderizmas vyksta Lietuvoje, kokie yra interesai tam tikrų žmonių, organizacijų ir taip toliau. Ir aš norėčiau pasirašyti po tuo, kad Lietuvoje yra dar labai daug ką veikti tą temą, gender, anti-gender ir taip toliau. Ir kad reikėtų daugiau finansavimo mokslininkams ir mokslininkams, kurie dirba tą temą. Gerai, gal tuo ir baigim. Iš tiesų esu dėkinga. Manau, kad visus kampus šioj temoj taip jau stengiamės paliesti ir visai čia mums pavyko ir ta valanda labai greit prabėgo. Tai aš dėkoju Akvilei, Dovainiai ir Miglei už jūsų skirtą laiką ir dėkoju visiems Nepatogaus kino festivalio diskusijų žiūrovams, kad šiandieną buvote kartu ir linkiu jums gero vakaro. Dėkui.